Treneris, sveikinimai su pergale. Antrą kartą šitam sezone įveikėt Žalgirio dublerius. Tai jūsų mintis apie rungtynes, kas pavyko panaikinti tą dviženklį deficitą ir tą pergalę galų gale pasiimti? Visų pirma, aišku, sveikinimai. Ta prasme, davus gerą kovą Žalgirio komandai, tikrai jie, net nepasakysiu dabar, kiek ten nėra tų pagrindinių 4-5, gal taip skaičiavom. Aišku, mums tas pradžiai jau ir mūsų treneris sakė fizinio rengimo, kad tas tikrai pasijautė, gal mūsiškiai pamatė, kad nėra kelių žaidėjų, tikėjosi gal tą lengvesnę kovą gauti, bet aš kaip ir Rūbinėms sakiau, yra pas juos dar viena komanda, kur tikrai vyrai atėjo, norės įrodyti, papolė čia į tą nacionalinę, tai tas ir gavosi. Tikrai jautėsi pirmus 2 kėlinius, kad mums kažko trūko tos kovos, gal koncentracijos kažkiek. O antroji pusėje, kažkiek gal truputėlį suagresyvinom, pakaitalėjom gynybą ir tas, manau, mums padėjo pasivyti ir persverti. Treneri, kiek komandai pridėjo grįžęs Dimokė, Mačijauskas, Gadiliauskas, ar ne, atrodo krepšininkai, kurie kurį laiką nerungtyniavo, bet dabar sutapimas ar ne, bet jiems pradėjus žaisti komanda turi dabar jau ir 4 laimėtų rungtynių iš eilės serijų. Gal net 5. Gal net 5. Bijau sumeluoti, jo. Tai G, aišku, mes jį taip vadinom, jisai nebuvo dingęs, jisai tik tai, aišku, jam toksai sužaidė, kaip sakant, kelias geras rungtynės, paskui gavo didesnio dėmesio iš varžovų, jam buvo sunkiau. Dabar vėl po truputėlį atranda tą savo žaidimą, aišku, dėl didelių, tai be abejo, mums pasikeitė visiškai žaidimas, kai turim tokius 2 5 numerius, galim daugiau žaisti ir per apačią, ir per tą vadinamą pausto situacijas. Ir gynyboje, aišku, prieš juos jie mums tenai stipriai padeda, tai manau, čia tikrai jie mums labai stipriai pridėjo. Daug dalykų nepavyko, bet pirmą krepšinį reikia pataikyti, atrodo, kaip neblogų situacijų buvom susikūrę, nerealizavom. Antrą kartą nepavyksta prieš šitą komandą laimėti, ar kažkuo neparankus varžovas, ar tiesiog ta jūsų įvardinta priežastis? Nepasakyčiau, kad neparankus. Tikrai galima žaisti, tikrai žinom, kaip jie žaidžia, kaip ginasi, kad kaitaliojo gynybos sistemas ir taip toliau, tiesiog netinkamai priiminėjom sprendimus. Kiek trūko tų krepšininkų, kurie padeda dabar pagrindiniai komandai, tų, kurių šiaip nebuvo galbūt, ir kaip esat patenkintas tų žaidėjų, kurie net ir debiutavo šiandien nacionaliniai krepšinio lygoje pasirodymui? Pirmas dalykas, tai jo, tikrai džiaugiuosi, kad debiutavo ir, sakyčiau, visai neblogai debiutavo. Tikrai nesureikšminam, kas yra, ko nėra, visiems yra šansas, belieka jiems tą šansą pasiimti.